Samsung šilumos siurbliai Oras vanduo. Komfortas jūsų namuose. Na, bendrai neblogas vaizdas, sakyčiau, buvo. Gal truputėlį per daug tų elementarių klaidų, kur subaudojom tritaškio metiką, kur čia jau atsigini keturiese poziciją ir subaudoji 4 taškai. Didelis prašoka ant mažiuko iš po krepšio, neatsitveriam plus 10, neatsitveriam metimo, paima kamuolį, tritaškį įmeta paskutinę. Ir visi po tokią vieną klaidelę atrodo elementarią ir tas taškų skirtumas sumažėjo, kur mums šiaip realu buvo laimėti didesnių skirtumų. Tai iš tos pusės aš laimingas, patenkintas žaidėjais, kad tikrai stengiasi, kai kuriais momentais labai gera energija, ta rotacija pagaliau matosi didesnė ir įsivažiuoja tie žaidėjai, tai šiaip džiugu dėl žaidėjo, kad laimėjom. Ta gera trečio kėlinio antra pusė, ketvirto kėlinio pradžia, ta gera atkarpa turėjo tą didelį skirtumą ir žaidėt iš tikrųjų įspūdingai tą atkarpą. Ar galima sakyti, kad tokį žaidimą visą laiką norėtus matyti tiesiog? Gerai vaikščio kamuolys ir pataikė metimus. Daug lengviau žais, kada tie metimai laisvi yra pataikomi. Ketvirto kėlinio jau antro pusė, nors ir buvo laisvi tie metimai, neįkrito ir visai kitas vaizdas. Tai šiaip visiškai esu patenkintas, savo komandą esu patenkintas. Yra kitų dalykų, kur teisėjavimo, žinai, čia yra, nieko nesakiau visą sezoną apie teisėjus ir Karaliaus Mindaugo, mums čia yra svarbios varžybos. Ir Utenai yra svarbios varžybos ir varžybų ta reikšmė yra didelė. Tu kovoji antra, trečia, ketvirta, čia yra labai svarbu. Taškų skirtumas yra svarbu. Ir tada tu gauni teisėjus, kurie pagal reitingą yra kažkur, nežinau kur, bet tikrai negauni geriausio teisėjavimo. Ir elementarios klaidos gale, kur, ta prasme, aš galiu prisikabinėti, galiu video jiem nusiųsti, kur tie švilpukai gal turėjo būti padaryti ir gal kažkoks kitoks rezultatas būtų buvęs. Bet tas teisėjų atvažiuokit į Karaliaus Mindaugo varžybas pasitreniruoti kaip teisėjaut, tai man visą Karaliaus Mindaugo turnyro seką buvo apgailėtina žiūrėti. Tas pirmas etapas Cidelė KMT turnyro baigtas. Šiandien privalėjot laimėti, Gargždai irgi laimėjo savasias rungtynės šiandien, tai reikėjo jums tos pergalės. Patekote į ketvirtfinalį, turbūt tas pirminis toks tikslas įgyvendintas, kaip bendrai tas visas pirmas etapas. Labai tokie kaip tie amerikietiški kalneliai, labai daug up and down ir tai gerai, tai prastai. Aišku, su tom rotacijom žaidėjai, su mūsų to lygos, traumos, tiek daug visokių tų praėjom, kad sunku, aišku, tikslas buvo patekti į tą sekantį etapą ir tikrai matom, visos komandos vienodai surenka beveik po 4 pergalės, skaičiuojasi tie taškeliai. Šiaip, sakau, viskas kaip ir normalu, aišku, žais su Kėdainiais ir su Juventusu ir su Gargždais ir su Jonava 4 kartus per mėnesį, bet yra kaip yra. Ketvirtfinalio varžovas, aiškus, Vilniaus Rytas, apie ketvirtfinalį galbūt turit minčių? Ta prasme, apie tai dar negalvojau, noriu šiandien pasidžiaugti šitą pergalę ir kad komanda sužaidė varžymas, laimėjo varžybas, pagaliau tas laimėtų varžybos, čia patekimas, aišku, yra svarbu, apie Rytą galvosim rytoj. Jo, tai turbūt nuo to ir pradėsiu, kad nedažnai po pralaimėtų rungtynių jautiesi ne tai, kad laimingas, bet neblogai, todėl, kad buvom savo susidarę tokią situaciją rungtynėse su Kėdainiais, pralošdami Kėdainiams, kad teko kovoti dėl tos antros vietos. Tai dar gerai, kad turėjom tą taškų skirtumą kažkokį tai. Negana to užklupo lygos, kiti dalykai, kaip sakant, kur neturėjom pilnaverčių tų treniruočių, kad 5-5, bet aš manau, turiu pagirti savo vyrus, kad mes susikaupę pradėjom ir žinom, kad bus nelengva. Šiauliai sužaidė labai geras rungtynės Panevėžyje, labai gerai atakavo iš 3 taškų zonos ir pirmoji pusėje
dėl klaidų. Pradžioj truputį teko pakoreguoti 2 prieš 2 gynybą, bandėm kitokią, niekas mums nesigavo, bet labai greitai reagavom ir grįžom prie savo tradicinės, bet ten buvo, kad ir kamuolių neatsikovojom kelis ir šiaip turbūt galėjom geriau tą padaryti, kovo dėl kamuolių šulbavo ir manau po tų klaidų, kur ten nubėgo. Ir viskas liktai neblogai ir ta atkarpa trečiam kėliny, kada pasipylė klaidos iš eilės ir gavom tritaškių ir teko raminti, kad mes suprastume, kad kaip mes esame nepradėt blaškytis ir kad mes turim tam tikrą atsargą taškuose. Tai tas pavyko ir manau visi nusipelno pagirų, bet ypač turbūt Malik Johnson, nes jisai pasėmė ant savęs, įmetė labai svarbius metimus. Paulius Valinskas irgi turbūt mumis gelbėjo su tais taškais ir visi kiti. Ir reikiamų momentų mes ten ir apsigynėm ir kamuolį pasėmėm, tai tas buvo labai svarbu. Kažkiek dar apie tą gerą Šiaulių komandos atkarpą, ten 3 kėlinio pabaigoje, 4 pradžioje buvo ir iki 19 tas skirtumas pakilęs. Kur ten, iš ko tos gal didžiausias problemos atsirado, nežinau, psichologija ar ta maža rotacija, energija? Mes padarėm, jie agresyviau sužaidė, mes padarėm klaidą, jie perėmė, nubėgo, dar vėl kažkur tai buvo bent 2 ar 3 momentai po perimtų. Net likome, tas davė jiems impulsą energijos, jie pradėjo agresyviau lipti gynyboje ir mes su to nelabai susitvarkėm, klydome arba metėm blogus metimus nesusikūrę ir jie pagavo tą bangą ir žinome, kad Šiaulių komanda, jie puolime turi talento ir tik tai greitam puolime sunkiai stabdoma ir Henningson ir kiti įmeti tuos tritaškius ir situacija keičiasi. Jeigu prieš tai galima sakyti, kažkokią įtampą, galima sakyti, jie jautė taip, kad jiems reikia laimėti ir laimėti tam tikrų skirtumų, tai dabar jau ta įtampa persikėlė mums, nes mes pralošinėjom per didelių skirtumų. Tai va, kai su tuo susitvarkėm ir aišku, labai svarbu yra pataikyti tuos metimus, kai turi progą ir apsiginti. Tai jeigu pavyksta, tai va, baigėsi laimingai, bet kartais būna, kad ir nepavyksta. Apie Maliką Johnsoną kažkiek užsiminėt 12 jo taškų vien per 4 kėlinį. Kiek džiugina tokia gal iniciatyva ir kiek nežinau, ar tai buvo toks ir buvo sumanimas, ar tiesiog jis ėmės tos iniciatyvos tokios jau tais sunkiais momentais, kai reikėjo komandai? Žinot, aš prieš rungtynes pasakiau, kad mes turim būti ryžtingesni ir jeigu mes atakuoti su pasitikėjimu. Ir jis turi savo greitį, kažkiek kompensuoja savo nedidelį ūgį. Tas greitis, jis tikrai yra greitas, bet gynyba labai nuo jo rizikuoja ir atsitraukia. Tai jeigu labai yra sunku žaisti, jeigu tu neagresyvus. Ir turbūt tos situacijos privedė prie to. Aš jam nekartą susakęs, kad aš nesakau, kad tu turi švaistyti ir mesti kiekvieną tokį, truputį daugiau selektyvus turi būti, bet kada yra ta erdvė ir atakos laikas baigėsi, nereikia nieko čia galvoti. Tu turi paimti ir mesti ir mes turim eiti kovoti dėl to kamulio, jeigu neįmes. Tai aš manau, kad šiandien jisai padarė, jisai įmetė turbūt tuos pirmus metimus, tada įgavo daugiau pasitikėjimo ir, sakyčiau, sužaidė labai puikiai gale, ko mums to reikėjo. Minėjot lygas, tai Vranešas ir Ruleckas dėl lygų turbūt praleido. Taip. Temperatūros aukštos, ten skirtingi dalykai, nesiplėsiu. Ir gal pabaigai, treneri, tas pirmas etapas Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės baigtas, antra vieta, varžovas ketvirtfinalyje Panevėžio Lietkabelis. Kaip vertinat, kokios mintis bendrai? Tas pirmas etapas ir kas laukia toliau? Kaip tas vertinimas, čia kiekvienas rungtynės, mes skaudžiai savo šovėme kovoje su tais Kėdainių rungtynės, paskutinės čia, kai žaidėm namuose. Irgi atrodo kontroliavom rungtynės, 9 taškai, minutė 12 ar kažkiek tai ir mes tiesiog pridarėm eilę klaidų iš eilės, 4 ar 5 klaidas, sprendimai, klaidos, blogi perdavimai, pražangos ne vietoje tas ir tokie buvom susikomplikavę, tai turbūt norėjom ir tikėjomės užbaigti pirmi
toks buvo tikslas. Tas nepavyko, tai, sakysim, bent jau pavyko to antrą vietą, tai toks tas ir vertinimas. Viskas prasideda dabar iš naujo. Čia negali žinoti, čia yra dviejas rungtynės, abiejos komandos, tiek Neptūnas, tiek Lietkabelis yra stiprios pajėgios komandos, lengvo nebus, žaidžiam iš 2 rungtynių, vėl ta koncentracija, kad būtų visi sveiki, kad mes parodytume tą geriausią savo krepšinį.